Pirmiausia, tai ačiū už šitą parodytą dėmesį. Žinoma, aš jo laukiau vakar, galbūt netgi kelias dienas ir klausimas, kur jūs buvote, dabar išpublikavot visą tą pasaką ir suprantu, kad tų klausimų, kaip sakyti, jau nebeaktualu ir uždavinėti. Bet noriu pasinaudodamas progą pasakyti, kad truputėlį esu įsižeidęs. Todėl, kad kažkaip tai Šarūnas Černiauskas turbūt akivaizdu, kad turėjo ir pajamų iš šitos operacijos, bet kažkaip tai manęs į premjerą nesugebėjo pakviesti. Tai žinoma, kitas turbūt būtų pasiuntęs rusų laivo kryptimi, bet aišku, aš to nedarysiu. Aš esu, kaip sakyt, kitoks žmogus, tolerantiškas ir tikrai pasakysiu, kad Šarūnas Černiauskas atliko didelį darbą. Kiek tas darbas naudingas, spręskite patys, bet turbūt pabandė ant vėžlio kiauto ieškoti blusų. Akivaizdu, kad jų nerado. Tai vat ir visa, kaip sakyt, tema, visa istorija. Tai aš nežinau, tikėjausi gal Šarūną čia pamatysiu, bet gal jūs jį sutiktumėt, aš labai paprašyčiau netgi, kad būčiau teisingai suprastas, aš netgi pasiruošiau jam padėkoti, kadangi, kaip žinote, iš jo yra atimtas prezidentės apdovanojimas už prekybą galimai duomenimis ir visa kita, o jis mėgsta labai medinius bajerius. Tai manyčiau, kad jam tokia kompensacija už tai, ką jisai darė. Tai vat turiu tokį medalį, kurio antroji pusė yra už politinės fantastikos žanro pradininkui Lietuvoje 2026 metai. Tai kolegos, paprašyčiau, gal sutiksit, gal perduosit, arba tiesiog pasakykit, kad jo laukia šitas įvertinimas ir tikrai, kaip sakyt, jis yra to vertas. Tai yra pakankamai seno laiko įvykiai. Tuo metu nebuvau aktyvioj politikoje, dirbau versle. Visi procesai turi, kaip sakyt, sprendimus. Yra skyrybų situacijoje, yra teismo patvirtinta taikos sutartis. Visi sandoriai buvo daryti notaro, reiškia, patvirtintais dokumentais. Ir panašus dalykai. Kas liečia, jeigu ten epizodas apie Jozitą, tai išvis, kaip sakyti, juokingas, nes tikrai, kaip sakyti, su Jozita neturiu jokių bendrų reikalų ir praktiškai neturėjau. Bet čia yra sąsajų ieškoma dėl įstatymo, įstatymas čia, kad būtų naudingas Jozitai. Tai tegu ieško sėkmės. Kaip sakyt, labai gerai, viešumas politikui tikrai nekenkia ir manau, kad jaučiu tik tais padėką ir galiu gerą žodį pasakyti ieškančiųjų adresu. Aš nežinau, žinokit, ar Jozitai, ar Cirkalkiai, ar Vedai, ar Nestai, ar kažkokiam tai kitam tinklui. Tikrai, žinokit, vat šito negaliu atsakyti klausimą. Dar įdomus dalykas. Nes nesu šito įstatymo teikėjas, esu vienas turbūt iš pasirašiusių, reikėtų patikslinti, bet taip aš suprantu tą temą ir tikrai mano įsitikinimas yra, kad vis tik tais tuos dalykus privalėjom vertinti iš naujo. Dar įdomus dalykas, tyrime apie grynuosius pinigus kalbama. Čia bandėm dėlioti pagal partijos, struktūrą, kuris daugiausiai turi grynųjų pinigų. Kam žmogui reikia tiek daug grynųjų pinigų? Tai reikia ir man, reikia ir jum, ir nuo to turbūt nepabėgsim, todėl kad gyvenimas, kaip matot, yra toks ir tai nėra kažkoks nusižengimas ar nusikaltimas, tai todėl manau, kad čia iš viso atsakyti net sunku į tokį klausimą.
Tai grynieji yra reikalingi, aš į atsakymuose labai aiškiai atsakiau ponui Černiauskui, beje atsakymus, kuriuos jam persiunčiau, jie buvo labai išsamus, nuoširdus, apimtis buvo net 14 lapų, tai manau, kad turbūt klausimų ir jis net neturi. Bet tiek daug grynų pinigų, kaip tai visiškai Kas tas yra daug? Žinokit, kai kas turbūt fiziškai prie... daug. Fiziškai kaip čia kelias. Fiziškai? Ne, nu girdėjot, kad... Na, baikit. Žinokit, nesvėriau, nenešiojau ir manau, kad čia toks klausimas, į kurį atsakymas nebūtinas. Bet tai saugu namuose laikyti jūsų dar? O iš kur jūs ištraukėt, kad aš namuose? Ar jūs norite man banditus ir vagis atsiųsti į namus? Pone Gedvilai, šiaip visą laiką už tradicinę šeimą, aš tai savo skyrybų atveju tai bandėt kaip ir pakelti buvusiai žmonai. Ar čia sutampa su jūsų ideologiniam pažiūrėjimui? Manau, kad jūsų neteisingas vertinimas pakankamai yra krūva dokumentų, kurie visiškai kitaip šitą situaciją apibūdina. Tai absoliučiai. Absoliučiai. Tuo labiau, kad jinai buvo iniciatorė ir visus įsipareigojimus pasiėmiau ant savęs ir ji išėjo su pakankamai ženkliom dalim ir tą paliudijo jos neprieštaravimas ir sutikimas, ką patvirtino notaras ir teismo nutartis taikos sutartyje. Tai manau, kad visi klausimai dėl to ir yra išsemti ir visas tas siužetas yra apie nieką. Dar klausimų bus? Nu va, aš taip prašiausi. Tai ką su tuo daryti? Nežinau, gal ateis žmogus. Gal ateis, ne? Paduos ne pats Tai palaukit, nu, tai ir antrą pusę nufotografuokit. Tai va. Tikrai vertas, nes darbas milžiniškas. Galiu? Jeigu taip visi dirbtų, kaip Černiauskas, oi, tai kiek būtų daug istorijų. Turbūt jeigu reikėtų ištirti kokį nors kitą atvejį, tarkim, kad ir ar poną Andrių Tapiną, ar kažkokį tai kitą žinomą visuomeniai žmogų, tai samdyčiau tik tais Šarūną Černiauską. Ačiū labai.